Sveiki, čia Haroldas Bobinas. Šiandien aš kalbėsiu apie žaidimo pasaulio kūrimo temą. Tai yra apie lygį arba atskirą žaidimo aplinką, bei žaidimo temą ir stilių. Taigi, pilnai žaidžiamas lygis privalo turėti žaidimo mechaniką, siužetą ir užduotis, kurias žaidėjas turi įvykdyti. Lygis gali būti sukurtas vieno žaidėjo kampanijos principu arba kaip daugia žaidėjinis, vadinamasis multiplayer lygis. Savarankiška žaidimo aplinka, pati aplinka gali neturėti jokios mechanikos arba net nereikalauti žaidėjo interakcijos. Savarankiška žaidimo aplinka gali būti sukuriama kaip portfolio pavyzdys. Pavyzdžiui, kaip graži scena arba žaidybinė aplinka, kuri gali būti pademonstruota užsakovams, kaip žaidimo dizainerio sugebėjimų pavyzdys. Ir kai jūs žinosite atsakymą į šios du klausimus, tolesnis užduočių planavimas ir tikslų kūrimas jums bus daug aiškesnis. O klausimai yra du tokie. Ar jūs norite sukurti pilnai žaidžiamą lygį tam tikram specifiniam žaidimui? Ir kitas klausimas yra, ar jūs norite sukurti individualią savarankišką žaidimo aplinką, kaip jau minėjau, kurią jūs galėtumėte pademonstruoti jos nežaisdami kaip portfolio pavyzdį. Kalbant apie žaidimo temą, tema yra tam tikras lygių arba aplinkos bruožų, detalių, veikėjų, atmosferos, šviesos. Tai yra tokia vienijanti idėja. Tema yra jūsų aplinkos nuoseklumas, kuris rodo besivystančią žaidimo istoriją. Iš vieno žaidimo į kitą arba iš vieno lygio į kitą viso žaidimo metu. Pagal temą galima kurti kliūtis, sugalvoti idėjas užduotims arba kurti tam tikrus personažus arba detalės. Pagalvokite apie savo paties kūrimo lygio arba viso žaidimo temą. Dažniausiai temą jūs nusistatėte pats arba yra suformuojama užsakovo preprodukcijos etape. Jeigu jums užsakovas duoda užduotį, pavyzdžiui, sukurkite žaidimą ten vaikams, tokiam ir tokiai specifiniai grupiai, reikalavimai yra tokie, štai jūs gaunate žaidimo temą. Todėl ypač svarbu neužmiršti jos preprodukcijos lygyje, kai jūs formuojate visą žaidimą, nes labai dažnai jį labai daug lemia, jį labai daug gali lemti, kuriant žaidimą. Pavyzdžiui, kurdami lygį, kurio veiksmas vyksta pelkėje, jūsų tema tampa vanduo ir visa tai, kas susijęs su vandeniu. Jūs turite suformuoti atitinkamą atmosferą, kuri yra susijusi su kažkokiu tai klampumu, paslaptimi, mistika. Žaidėjų interakciją jūs turėtumėte suformuoti su pelkė. Kokios gali būti kliūtis šiame lygyje? Pavyzdžiui, žaidėjo ėjimas pelkėje neturėtų būti toks pats, kaip ėjimas ant žemės. Jis turėtų klimti, jis turėtų eiti lėčiau, jis galėtų kartais užkliūti ir įgriūti į tą pelkę, arba jeigu pelkė yra gili ir mirtina, ir jeigu yra suformuota tam tikra pelkės veikimo principas, jeigu žaidėjas įkrinta į pelkę, jis joje galėtų paskęsti. Pelkėje gali pradingti arba būti paslėptas reikalingas žaidimo istorijos daiktas, arba joje gali gyventi tam tikras veikėjas, kurį žaidėjui yra būtina pasiekti atitinkamai nuo žaidimo auditorijos bei žanro. Pelkė gali plūduriuoti atgintis zombiai, jeigu mes turime siaubo žanro žaidimą, arba joje gali lankytis draugiškos miško dvasios. Vienaip ar kitaip šios smulkius elementus vienintis darinys yra vienas. Tema yra pelkė, yra vanduo. Stilius. Žaidimo stilius apibrėžia vizualinę jūsų kuriamos aplinkos kokybę. Jis negali būti kuriamas naudojant, jis gali būti kuriamas naudojant apšvietimą, spalvą ar net architektūrą. Specifinio stiliaus apibūdinimas padės jūsų kuriamam lygiui išsiskirti iš kitų panašių sukurtų žaidimų, unikalios aplinkos detalės ir kūrybiškai suformuojama atmosfera gali padaryti žaidimą išskirtiniu. Vienas iš tokių žaidimų pavyzdžių yra Flash žaidimas Hansel and Gretel. Lietuviškai tai būtų Jonukas ir Grytutė. Šiame Flash žaidime pasaka yra transformuojama labai įdomiai. Žaidimas yra kuriamas per niūres, rudą, pilką spalvą ir žaidimas yra transformuojamas į visišką siaubo žanrą, kuris labai įtraukia, labai sužavi žaidėją. Ir kitas dalykas, kitas bruožas, kuris daro šį žaidimą absoliučiai išskirtinu iš visų Flash žaidimų,
Tai yra tai, jog visas žaidimas nuo pat pradžios iki galo buvo pieštas ranka. Ir tiek visi herojai, tiek visa aplinka atrodo šiame žaidime labai unikaliai. Taigi, kodėl planavimas būtent į temos, stiliaus ir lygio planavimas yra ignoruojamas arba skubinamas? Pagrindinės priežastys, kodėl planavimas, tokio tipo planavimas yra ignoruojamas arba greitai skubinamas, kartais praleidžiant smulkes, preciziškas ir labai dažnai reikalingas ir įdomias detalės, yra nežinojimas, ką daryti, neturėjimas jokio aiškaus pavyzdžio, kaip žaidėjas galėtų įvykdyti užduotį, nežinojimas, kodėl planavimas yra svarbus ir kaip jis padeda žaidimo kūrimo etape, ir nežinojimas, kaip planavimo etapai gali įtakoti jau sukurtą turinį. Ir kodėl reikėtų planuoti temą, stilių ir žaidimo lygių, ir patį žaidimo lygį. Tai planuodami, jūs iš anksto galėtumėte nuspręsti, ar visos sugalvotos idėjos, ar tema ir stilius atitinka žaidimo žanrą, ar tai atitinka žaidimo pirminę idėją, ar jūs apskritai norite realizuoti šį stilių, ar galbūt jūs norite pasirinkti visai kitą prieigą prie žaidimo aplinkos. Tai naudodamiesi planavimu jūs kurtumėte realistiškesnės, originalesnės ir žinoma autentiškas aplinkas. Jūs savame suprantama užbaigtumėte tai, ką pradėjote, nes jums nereikėtų mėtytis į šonus, nes nesusiplanavus labai dažnai įsiterpia visokios pašalinės detalės, dizaineriai irgi žmonės, jie padaro klaidas, jie klysta ir daug sunkiau jas yra ištaisyti, jeigu nėra kažkokio tai aiškaus plano. Ir be to jūs vizualiai ir techniškai galėtumėte tobulinti žaidimo aplinkas. Pavyzdžiui, jums deadline'as dar liko pusę savaitės, jūs galite savo ramiai, pagal planą susidėlioja visus objektus tame lygyje, paprasčiausiai grafiškai tobulinti žaidimo aplinką, daryti ją unikalesnę, prie jos truputėlį labiau pabūti, padaryti ją labiau autentišką. Taigi, aš norėčiau jums užduoti kelias užduotis. Pirmoji yra pamastyti ir atsakyti savo į klausimą, ką jūs norite sukurti. Ar jūs norite sukurti pilnai žaidžiamą lygį tam tikram specifiniam žaidimui, ar jūs norite sukurti individualią nesavarankišką žaidimo aplinką, kurią jūs galėtumėte pademonstruoti jos nežaisdami. Tai būtų portfolio pavyzdys. Ir parašykite trumpą istoriją šio lygio. Ir sekanti yra užduotis, kai jūs parašysite istoriją, nustatykite savo lygio temą ir nustatykite savo lygio stilių.